Ketvirtadienio rytą Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės pasirengimo stovykloje Kaune jau plušėjo iš Jungtinių Amerikos valstijų trečiadienį atvykęs Houstono Rockets komandos puolėjas Donatas Motiejūnas. Krepšininkas Žalgirio arenos treniruočių salėje dirbo kartu su kitais komandos aukštaūgiais ir prisipažino, jog pirmojoje treniruotėje su komandos draugais rinktinėje vis dar jautė ilgos kelionės į Lietuvą padarinius. Įspūdžiai tokie, kad pavargęs dar vis, su laiko juostom problemos, vis dar jaučiuosi biški toks, kaip sakėm, pasimetęs, pasiklydęs po 15 beveik valandų skrydžių. Ir ką, tikiuosi ateinančiam dienom grįžti laiko juostas ir kad bus viskas gerai. Ir šiandieną, kaip ir klausiau anksčiau, daugiau laiko su aukštaūgiais praleidė, ar ne? Tai šiandien toks trenerių buvo planas, daugiau individualis treniruotis, turbūt po laisvos dienos bandė žaidėjus jau sugrąžinti į tempą. Tai buvo daugiau individualūs veiksmai ant ūso, nuo ūso kampų ir paskui štanginiai su svoriais turiuomenyje buvo toks daug individualus darbas. Ir ką galima pasakyti apie tavo pasirodymo vasaros lygą? Vasaros lygą atvažiuoja visi tie šaukimai aukščiausi, vis tiek yra smagu nuvažiuoti pasižaisti. Man kaip ir klubas pasakė, kad jie nenori, kad aš važiuočiau pirmas 2 savaitės, 3 savaitės su rinktinė, kad čia nebūčiau. Tai aš kaip ir nelabai turėjau ką daryti, aš nenorėjau tenai nuvažiavęs sėdėti su komanda, tik tai ir žiūrėti, kaip jie dirba. Aš jiem pasiūliau, kad jie man leistų porą varžybų pažaisti, paskui pradėjom žaisti, pradėjom laimėti, tai kodėl nepasižaidus. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė jau šį šeštadienį žais pirmasis draugiškas rungtynes. Mūsų šalies krepšininkai nuo 19 valandos Šiaulių arenoje susitiks su Latvijos nacionalinė vyrų rinktine. Rytis Kazlauskas, Vytautas Mikaitis, sporto tv.lt